Hola, hola Caracola, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Elžbieta y soy profesora, esu mokytoja, filologė ir online mokyklos įkūrėja. Šiandien pakalbėsime apie tai, kaipgi išmokti ispanų kalbą. Kokie dalykai, kokie veiksmai padės jums išmokti. Sakysiu viską iš savo patirties, kaip aš mokiausi. Mano kelias buvo labai ilgas, nenoriu čia dabar išsiplėsti tikrai, bet buvo labai ilgas mano kelias ir žinau tikrai, kas veikia, kad išmokti kalbą. Žinoma, pirmas ir pagrindinis dalykas tai yra ganas, noras. Taip, noras yra labai svarbu turėti norą, nes kai mes turime norą, tada mes galime dirbti su savimi ir galime save priversti kažką tai daryti. O ką daryti? Žiūrėsime toliau. Taigi, pirmas dalykas. Kai jūs mokotės ispanų kalbos, nežinau, yra įvairi būdai. Taip, galbūt jūs patys per žodyną kokį nors mokotės. Taip, labai gerai, kai jūs mokotės su mokytoju, nes mokytojas jūs veda. Taip, jūs veda, visada palaiko jūs, kad jūs tą išmoktumėte, viską jums paaiškina. Arba iš kursų. Galite įsigyti mano kursą, mokosi patent bazinis kursas, kur yra sutelkta A1 lygio visos pagrindinės temos, kurias reikėtų žinoti. Jeigu neturite laiko su mokytoju, galite pasirinkti tokius kursus, video medžiaga, online pratimai, online atsakymai ir 2 papildomos knygos. Bet čia tiesiog, jeigu jūs norite. Nes yra keli būdai, kaip sakiau, patys kažkaip randate informaciją, su mokytoju, labai geras dalykas, ir iš video pamokų. Priklausom, kaip jūs mokotės, taip? Bet vis tiek reikia dar papildomai dirbti. Papildomas darbas jums tikrai padės. Ir ką papildomai daryti? Telefonas. Pakeiskite į ispanų kalbą visą sistemą telefono. Pakeiskite tikrai. Nes jūs jau automatu viską žinote, kaip, kas vadinasi, kur yra. Dėl to pakeitę, jūs kiekvieną kartą, kai tik atidarysite telefoną, jūs matysite tuos žodžius. Ir taip jūs automatiškai išmoksite naujų žodžių. Kompiuteris. Irgi pakeiskite sistemoje kalbą į ispanų kalbą. Tikrai irgi čia padės. Vėl, taip, vaizdinė atmintis čia bus. Nes jūs visą laiką žiūrėsite ir jūs įsiminsite tokiu būdu visus naujus žodžius. Žinoma, sekantis dalykas, jisai yra pats, aš sakyčiau, linksmiausias, taip, dainos, žinoma. Klausykitės dainų. Jų yra labai daug. Klausykitės ne tik ispaniškus atlikėjus, taip, bet ir iš Latino Amerikos. Klausykitės diferentes acentos, skirtingus akcentus, taip, kad jūs galėtumėte priprasti, kad yra toks akcentas. Dainos labai padeda. Klausykitės dainas, nes dainose dažniausiai yra naudojami paprasti žodžiai ir jie kartojasi ir tas kartojimasis labai mums padeda mokytis. Ir žinoma, žiūrėkite letrą. Taip, dainos žodžius. Ir rašote, pavyzdžiui, nežinau, kokią čia dainą jums dabar pasakyti. Nu gerai, tegul būna. Carlos Rivera, Me muero, letra. Taip, ir šitą atlikėją kažkokį galite parašyti ir letra, kad dainos žodžiai, ir jums iš karto bus visas pasirinkimas, kad klausytis ir žiūrėti. Ir jeigu norite, jeigu netingėsite, galite vieną, kitą, trečią žodį ir išversti.
Ir taip pamatysite, kad, vat, išdainuos, vat, apie ką dainuoja. Tikrai irgi labai veiksmingas dalykas klausytis, vienas dalykas. Ir antras dalykas žiūrėti. Taip, žiūrėti žodžius, nes jūs taip klausotės ir matote, kaip yra parašytas žodis. Taip pat jūs galite, jeigu jūs esate dar pradžioje, žiūrėti animacinius filmukus. Galite kartu su vaikais, taip, žinoma. Nes animaciniuose filmukuose dažniausiai vėl ten yra naudojami mūsų buities žodynas, paprastas žodynas yra naudojamas animaciniuose filmukuose. Dėl to irgi tikrai rekomenduoju žiūrėti. Galite kartu su vaiku jungti ir taip praleisti laiką labai naudingai. Ir su vaiku pabuvote, ir animacinį ispanišką filmuką pasižiūrėjote. Jeigu jūs jau esate truputėlį patobulėję, taip, jau pavyzdžiui, esate A2 lygyje, jau mokotės A2 lygį, tai jūs jau galite pradėti žiūrėti filmus ispanų kalba, bet su subtitrais. Ispaniškais, žinoma, ne angliškais. Būtinai su ispaniškais subtitrais. Taip, ir taip vėl jūs po truputį kopsite. Ir labai gerai būtų pradėti žiūrėti ispaniškai filmus tuos, kuriuos jūs jau žiūrėjote. Taip, būtent tuos, kuriuos jūs žiūrėjote. Nes jūs jau žinote, apie ką ten kalbama tame filme. Ir dėl to jums bus labai lengva iš naujo jį pasižiūrėti. Ir kai jisai bus ispanų kalba, jūs vis tiek suprasite, o dar papildomai jūs turėsite ir subtitrus. Tikrai rekomenduoju. Jeigu tai per sunku jums, tai tada galite daryti, kad jūs klausotės ispanų kalba, bet subtitrai, pavyzdžiui, anglų kalba, lietuvių kalba. Galima ir tokį dalyką irgi pasirinkti. Jau čia kiekvienas pasirinka tokį būdą, koks yra geresnis. Tikiuosi buvo naudinga jums, tikiuosi jūs paimsite vieną iš mano pasiūlymų, kaip dar papildomai išmokti ispanų kalbos. O aš atsisveikinu, voy a despedir con vosotros. Gracias por estar conmigo. Ačiū, kad buvote su manimi. Y venga, hasta muy pronto.